Europos centrinio banko valdyba renkantis į posėdį Briuselyje, analitikai neabejojo, kad eurozonos bazinė palūkanų norma bus mažinama, tik spėliota 0,5% ar daugiau. Gerokai daugiau ekspertų tikėjosi švelnesnio mažinimo, bet eurozonos ekonomikai toliau grimstant į nuosmukį, Europos centrinis bankas kirto iš peties. Bazinė palūkanų norma mažinama 75% iki 2,5%. Ir tai jau trečias eurozonos bazinės palūkanų normos mažinimas per pastaruosius 2 mėnesius. O ateitis, pasak Europos centrinio banko vadovo, ir toliau labai neužtikrinta. Šių metų ekonomikos augimo prognozė siekia 1%. Remiantis naujausiais tyrimais ir vertinimais, manome, jog pasaulio ekonomikos nuosmukis ir labai silpna vidaus paklausa bus jaučiama ir kelis artimiausius ketvirčius. Todėl ekspertai sako, kad tai ne paskutinis mažinimas. Europos centrinis bankas dar turi erdvės manevrams. Mat pastaruoju metu infliacija iš rekordinės 4% aukštumos Liepą smuktelėjo iki 2,1%. Mes ir toliau labai atidžiai stebėsime tolesnę eigą. Europos centrinis bankas, pasak ekspertų, siekia infliaciją sumažinti žemiau 2%. Ekspertų prognozėmis iki kovo bazinė palūkanų norma eurozonoje gali būti sumažinta iki 1,5%, norint pagyvinti ekonomiką, kuri turėtų smukti ir kitais metais. Europos centrinis bankas taip pat sumažino šių metų infliacijos prognozę nuo 3,5 iki 3,3%, o kitų metų nuo 2,6 iki 1,4%. Lietuvos centrinio banko vadovas teigia, kad toks didelis palūkanų mažinimas rodo, kad padėtis iš tiesų rimta. Tačiau būtent tokie radikalų žingsniai ir gali pūsti ekonomikai gyvybės. Anot Reinoldo Šarkino, pagyvėjus ES ekonomikai padidėtų Lietuvos verslininkų galimybės į bendrijos rinką eksportuoti daugiau prekių ir paslaugų. O Lietuvos gyventojai šią sprendimą naudą pirmiausia pajus per mažėsiančias paskolų eurais palūkanas. Žiūrint, kaip ten surišta, kaip yra numatyta sutartyse, bet aišku, jos euriboras krys ir aišku, turbūt su laiku ir atpiksi tos paskolos. Ten tik turbūt mėnesį, per kiek laiko reikia, mėnesį ar 2 mėnesiai, kad ten apeina viską. Tačiau paskolos laikais vis dar išlieka labai brangios. Ilgesnio laikotarpio tarpbankinės palūkanos Vilibor jau priartėjo prie 10%.